Gerbiami Seimo nariai, kreipiuosi į Jūs. Iš tiesų, neretai pareiškimus teikiame tam, kad išgirstų visuomenė, o aš norėčiau, kad išgirstų Seimo nariai. Tai yra pirmas ir labai aiškus tikslas. Kreipiausi į Seimo kanceliariją prašydamas atsakymų dėl nuolat pakabintos lygiavertiškai su Lietuvos trispalve užsienio valstybės vėliavos Seimo posėdžių salėje. Nuolatinis bet kurios užsienio valstybės vėliavos pakabinimas lygiavertiškai su mūsų trispalve, mano nuomonė, pažeidžia Lietuvos Respublikos konstituciją, taip pat valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymą. Necituosiu, kas parašyta Lietuvos konstitucijai, tai pirmajam skirsnyje labai aiškiai apibrėžta, necituosiu, kas parašyta valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymą, taupydamas Seimo narių laiką. Mūsų visų pagrindinėje darbo vietoje, nepriklausomos Lietuvos įstatymų leidžiamosios valdžios susirinkimų salėje, vienoje svarbiausių Lietuvos demokratinių institucijų, salėje jau 4 metai kasdieną matome tai teisės pažeidimą ir jį niekaip nereaguojame. Man už nugaros neaiškus 5 spalvų koliažas, kuris nepriklausomai nuo kameros kampo vaidenasi skirtingų valstybių vėliavų spalvomis – Ukrainos, Rumunijos, Venesuelos, kartais Lietuvos ar dar kokios nors kitokios valstybės. Į šį teisės pažeidimą nereaguojama, nes, kaip pasakytų ne vienas Seimo narys, ši tema yra toksiška. Baimė kalbėti apie pagarbą mūsų trispalviai, valstybingumo ir nepriklausomybės simboliui sukaustė drąsą veikti ir taisyti klaidas. Šis pavyzdys patvirtina visuomenės nusivylimą, kad Seimas ir valstybės institucijos teise vadovaujasi tik tuomet, kai tai patogu valdžiai. O į nepatogius klausimus užmerkėme akis. 4 metai matome Seime neteisėtumą ir jį niekaip nereaguojame. Tik keli Seimo nariai išdrįsta į tai atkreipti dėmesį. Nenuostabu, kad ir visuomenės vertinimuose Seimas yra ganėtinai žemai. Bet ir tai dar ne viskas. Šios 2 valstybinės vėliavos man už nugaros yra nepakabintos ar iškeltos, o tiesiog padžiautos. Padžiautos taip, kad net negalime atskirti, ar tai vėliavos, kiek jų ir kokios jų spalvos. Nejau apsimesime, kad tokios vėliavos džiovinimas ant pirmininko stalo yra pagarba Ukrainos valstybei. Kelias savaitės šios sesijos pradžioje mūsų vėliava net nebuvo išlyginta, lyg koks rankšluostis po prausimuose ar paklodė. Norite pasakyti, kad tai derama pagarba mūsų trispalviai? Greičiau paniekinimas tų, kurie kovojo už mūsų laisvę su trispalvė širdise ir rankoje. Meilė Lietuvai išreikšta pagarba, jos simboliams atsispindi pokario rezistentų kovose. Okupacijų ir laisvės kovų muziejus, pažiūrėkite į nuotrauką, jie patys skelbė tai. Tik ką dalyvavau okupacijos ir kovų muziejuje, laisvės kovų muziejuje. Štai Vanago, štai visų kitų mūsų rezistentų širdise ir rankose kokie simboliai. Aš suprantu, kad įvykus agresijai reikėjo skubiai reaguoti. Suprantu, kad reikėjo susivienyti, parodant paramą Ukrainai. Suprantu, kad tuomet skubiai turėjome iškabinti Ukrainos vėliavas, kad solidarizuotume su okupuojama kaimyninė valstybė. Tačiau po šio laiko praėjo daugiau nei 3 metai. Per tuos 3 metus nesugebėta nei rengti tinkamos Ukrainos kovos už jos laisvę ir nepriklausomybę pagerbimo vietos Seimo salėje, ar plenarinių posėdžių salėje, ar kitokioje salėje, nei sugebėta tinkamai sureguliuoti šį akis badantį neteisėtumą. Parodykite bent vieną savo istoriją ir savo simbolius gerbiančią valstybę, kurios pagrindinės demokratinės įstatymų leidžiamosios institucijos centrinėje vietoje nuolat ir lygiavertiškai būtų kabinama užsienio valstybės vėliava. Kad nereikėtų abejoti mano žodžiais, jūs matote ekranuose Latvijos, Estijos, Lenkijos, tos pačios Ukrainos, Suomijos parlamentų nuotraukas darytų šiais metais. Gerbiami Seimo nariais, Seimas turi būti ta pavyzdinė institucija, kuri rodo pagarbą teisei ir Lietuvos valstybei. Kviečiu nebijoti ištaisyti savo ar buvusių Seimo narių klaidų. Klaidų, kurios jau 4 metai džiūna prieš jūsų akis. Kreipiuosi ir į Seimo valdybą. Seimo valdybai mano klausimą, kai aš iškėliau šį klausimą, atsakė atidėjimu iš esmės neribotam laikui.
Būtent taip skamba Seimo valdybos sprendimas laikinai palikti taip, kaip yra. Cituoju. Iki numatomo teisinio reguliavimo pakeitimų įsigaliojimo Ukrainos vėliava Seime, įskaitant Seimo ir Seimo padalinių posėdžių sales, būtų naudojama. Taip, Ukrainos vėliavą iškelti galima ir reikia, tačiau ji negali kabėti lygiavertiškai ir nuolat su mūsų trispalve. Net ir pagal šią formuluotę svetimos vėliavos iškėlimas lygiavertiškai su trispalve, pakabinimas jos šitoje Seimo posėdžių salėje yra neteisėtas. Kviečiu pagerbti ir paremti besiginančią šalį būdais, kurie nežemintų mūsų valstybės simbolių ir nepažeistų Konstitucijos ir Lietuvos įstatymų. Ačiū.